Lietuvoje 2001 metais buvo beveik 3,5 milijono žmonių. Degalų kainos buvo žemiausios šiame amžiuje. Jeigu perskaičiuosime į eurus, tai litras dyzelino kainavo apie 50 centų, o benzino 60. Po daugelio nemiegotų naktų, pasiruošiant varžybom ir po daugelio problemų, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad vyksta antrą kartą renginys, kuris jau tampa tradicinis. Kuo skiriasi nuo pernykščio renginio? Skiriasi dalyvių skaičiumi, skiriasi tom, kad komandos yra žymiai stipriau pasiruošusios, kadangi pernai važiavo visi tik pabandyti, šiemet iš tikrųjų yra jau strateginiai klausimai išspręsti, pasiruošimo klausimai ir visai kita konkurencinė kova. Po pirmųjų 1000 kilometrų lenktynių Palangoje druskininkai buvo minimi kaip potenciali vieta įrengti laikiną tokių lenktynių trasą. Tačiau varžybų lokacija nepasikeitė ir nesikeičia iki šiol. Lenktynės ir vėl vyko Palangoje. Jose ir vėl nugalėjo Porsche automobilis ir tapo akivaizdu, kad renginys tampa tradiciniu. Pirmieji 1000 Palangoje. Tu tuo laiku turėjai puikią sportinę formą, važiavai Vokietijoje Porsche Cupą. Kodėl tu nusprendei važiuoti Palangoje? Esmė tame, kad vienas dalykas, aš negalėjau palikinėti mašinos Vokietijoje dėl paprasčiausios priežasties. Man reikėjo, kad ten šalia stovėtų. Man prie kabineto, kad aš ją visą laiką matyčiau. Čia nieko bendro atrodytų. Bet visas gyvenimas, mano manimu, nėra matematika. Ir tada ką? Jinai stovi. Nu ką stovi? O tuo metu, kaip tik, kada 1000 km Lietuvoje, tai vakaruose ten būna pertrauka. Ir žinoma yra, ir aišku, tai yra mūsų kiemas. Vis tiek yra ego. Reiškia, nebūtinai, kad aš geriausias, bet kad visi lokai, kiti blogesni. Jie laiminė dėl to, kad tu greičiausias. Dėl to, kad kiti padarė daugiau klaidų, lėčiau važiuoja. Ir tai vis tiek yra, kažkoks tuo metu malonumas. Tu jaunas žmogus, vyras, 40 metų, tai kitų dar atrodo, kad viskas. Jeigu kas matė, tai startas buvo labai ten su istorijom. Nes Jogminas su BMW tvojo ir aš jau jaučiau su periferiniu matymu, kad tvos dar kol nieks net nežinojo, kad tvos. Ir jau pasitraukiau į kelkraštį, nuvažiavau į griovį, tada jie tvojo, atskrido iš viršaus, nusileido man ant kampo. Tokia istorija. Ir štai kas atsitinka, matote, kaip trenkėsi apsauginė sienelė, kliudo, lekia kapotai, skiedros įvairiausių mašinų nuolaužų. Tikrai reginys, nenorėčiau būti toje vietoje. Tai buvo Artūro Jogmino vairuojamas BMW automobilis, kuris startavo iš 4-osios vietos, labai galingas BMW automobilis. Nors Alfredas Kudla teigia, kad yra labai nežymiai aplankstyta šita mašina ir šis starto incidentas didesnių problemų būtent dabartiniams lyderiams kol kas nesukėlė. Tu pradėjai važiuoti nuo antrų lenktynių, teisingai? Aš pirmas lenktynės važiavau tik tai Lietuvos čempionato įskaitoje su Honda ir mano buvo antras kontrolinis laikas su 1.6, o pirmas buvo Tamulevičius su KT2. Porsche. Bet 1000 km tu nevažiavai? Ne, nevažiavau, nes nelabai supratau apie ką. Kad čia man reikia. O antros lenktynės, tai buvo vienas dalykas, aš jau gavau leidimą pardavinėti Porsche Lietuvoje. Ir man reikėjo, čia tai buvo, kadangi man ir darbas buvo reikalingas kam, kad užsidirbti pinigų lenktynėm, nes mane į darbą niekas nenuvarytų kitaip. Tai automatiškai tai viskas surišta. Reiškia, aš turėjau tą brendą kažkaip išsukinėti. Man pačiam nereikėjo savęs įtikinėti, kad Porsche yra gerai. Nes, manau, kad tų laikų berniukam visiems Porsche buvo aišku, kad čia labai gerai. Ir tada, ten nereikėjo nieko galvoti. Sakiau, aš neturėjau lenktynės Porsches. Tai per Venskūną įsinuomavom pas Dioriną, Mr. Porsche dėduką. Įsinuomavom mašiną, taip pat atvežė į Palangą, atsisėdom ir laimėjom. 911 numeris varžybų lyderis Porsche automobilis, mėlynas Porsche automobilis, kurį vairavo Alfredas Kudla. Kas vis dėlto buvo? Alfredas Kudla mūsų pašnekovas. Kas buvo tame lemtingame 138 rate? Greičiausiai tai, kad tai buvo mano klaida. Nes jeigu jos nebūtų, tai nieko nebūtų ir atsitikę. Važiuočiau gal toliau. Jūs praradot maždaug 3 ratus, kaip manot, ar tai gali turėti įtakos galutiniai komandos rikiuotei?
Galvoju, kad ne 3 ratai, pusė rato gali turėti didžiulę įtaką, bet stengsimės padaryti viską, ką galim, nedaryti daugiau klaidų ir laimėti. Ir jūsų nuomonė apie lenktynių, sakykime, varžybų dalyvių džentelmeniškumą, ar tai vyriška kova, ar vis dėlto viršuimas sportinis azartas ir bandymas, pavyzdžiui, ne visai sportiniais elementais eliminuoti iš kovos savo greičiau važiuojančius varžovus? Aš galvoju, kad čia kaip ir hokėjų žaidžia tik tai nebailiai. Ir aš nekreipiu dėmesio, iš esmės man per daug didelio emocijų nesukėlė. Vytas važiuodavo ten kažkiek lėčiau, bet man buvo svarbu, nesvarbu, kaip jis važiuoja. Aš turiu ką veikti. Man buvo svarbu, kad jisai nesulaužytų mašinos. Nes jeigu mes sulaužom mašiną, tai visiškai nesvarbu, kas kaip važiuoja. Tai, Nes netenka. Jokio skirtumo. O vienintelė pigi vieta yra pirma. Antra yra žiauriai brangi. O aš tas visas kitas iš viso nekalbu. Nes tai yra nesąmonė. Tu gali sumokėti tos pinigus tik tai tuo atveju, jeigu tu pirmas. Aišku, kad tie dėdukai, kurie mums išnuomavo tą mašiną, galvoja, ai, ten gerai bus, tegu važiuoja. Mes nebuvom ten iškart kontroliniuose greitesni, nes mes gal startavom 3 ar kažkas tai tokio. Bet man, tai aš tik atsisėdau pirmą kartą į mašiną, kuri ten arti 400 arklių, po Hondos, kuri 1160-170 arklių. Tai vis tiek jau buvo, taip kaip ten bebūtų, buvo, žinojau, kad reikės biškai pasimokinti. Dėl to man ir dabar dar neaišku, kada žmonės prieš 1000 km važiuoja kažkur treniruotis. Ką treniruotis? Atvažiuosi į 1000 ir pasitreniruosi. Ne? Pusę gonkių treniruosi, paskui liek ir laimėsi, ne? Nu, jeigu taip. Tai vis tiek buvo toks iššūkis. Lenktynėse dalyvavo jau 20 komandų, antrąją vietą užėmė dyzelinių BMW važiavę lenktynininkai, o jiems vos 13 sekundžių pralaimėjo tais laikais kur kas dažniau ralio trasose matomas ir labai neįprastas žiedinėms lenktynėms automobilis Mitsubishi Lancer Evo 3. Na, o lenktynės laimėję Automodus komandos vairuotojai Alfredas Kudla ir Vytautas Venskūnas finišą pasiekė greičiau negu per 9 valandas. Šis jų rekordas buvo pagerintas tik po 15 metų. Aš matau, kas darosi. Tribūnose daugybė žmonių ploja ir garsiai skanduoja Porsche. Štai Porsche 911 laimėjo 1000 km lenktynės. Kaip jaučiasi čempionas? Nežinau, ar tai čempionas, bet labai gerai. Ar tikėjotės prieš lenktynės, kad galite nugalėti? Iš tikrųjų, aš važiavau išlošti, bet tik tai visko būna. Visi irgi norėjo išlošti. Tai jūs šiandien švenčiate dvigubą pergalę. Automodas 5 ir automodas 4. Pirma ir antroji vieta? Nežinau, būsiu atviras. Man nei automodas 4, nei visi kiti nėra labai svarbu. Man svarbu mūsų pergalė. Automodas 5, o šiaip Porsche laimėjo ir dar kartą įrodėm, kad tai yra iš tikrųjų geriausias automobilis. Kągi, nuoširdžiai sveikinam.